Eglės pasakėlės. Gimtadienis Saldumynų karalystėje. Kartą mažame kaimelyje gyveno mergaitė vardu Ema. Ji buvo linksma ir smalsi, o svarbiausia mėgo gimtadienius. Šiais metais jos gimtadienis buvo ypatingas, nes jai suėjo 10 metų. Visą savaitę Ema svajojo apie didžiulį gimtadienio tortą, kurį valgys kartu su savo draugais – Jonu, Lėja ir Benuku. Tačiau likus dienai iki gimtadienio įvyko kažkas neįtikėtino. Ema pabudo vidury nakties nuo tyliai barbenančio garso. Ji atsimerkė ir pamatė, kaip jos kambario viduryje atsirado mažytis durų rėmas su užrašu: Stebuklingų tortų miestas laukia tavęs. Kviečiu pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei ši istorija sušildė jūsų širdį, labai lauksiu like, širdelių ir komentarų bei pasidalinimų. Ačiū, kad esate kartu.